4 važiuojant, 15 stovim, 5 pavažiuojant, 15 stovim, 5 pavažiuojant, 15 stovim. Tai šitą taip karštas. 43 laipsniai, 44 pavės. Visos mašinos vyrė, žinai. Ir pas mus irgi nukreipia kūras šakės. Kunkuliavo ten, verda ir išjungia kompą saugumo režimo, jungia, kompas, viskas. Ir mes sustojame ir žinai, ir laukia 15 minučių. Vėl tik užsivedė, vėl pavažiuoja ir vėl. Tai šiandien visi nuotykiai dėl karščio? Šiandien su karščiu jo susiję. Smėliai buvo tokie kavariniai, labai minkšti, bet mums tai čia ne problema smėlis ir kopos, čia mūsų arkliukas, bet dėja karštis didelis ir aišku, buvo sunku visiems ir mums irgi neišimtis irgi buvo sunku. Automobilis žiauriai nenorėjo važiuoti, kentėjo, viskas vyrė, viskas kaito. Tepalų temperatūra greičių dėžiai buvo 150 laipsnių. Tai jau bėgių negalėdom perjungti. Aš nežinau, dėl kokio makaro net vykas nesuprantu. Kai taip užkaista, nebegali bėgių. Žodžiu, buvo visokių reikalų. Viskas vyrė, viskas kunkuliavo, kvepėjo viduj, transmisijom, visais įmanomais pokšte kvapų buvo. Ir už nugaros verda 300 litrų benzino 98. Kunkuliuoja, girdim, kliu. Atsidarom kapotą ant kūro filtro, užlašinį vandens. Visa sistema, viskas vyrė, mašinai viskas vyrė, kas gali. Tai va, ką. Žalvario komanda nusiteikus kovingai. Dar vieną dieną padarėm, padarysim ir kitas.